Anykščių moksleiviai pasiuvę ko gero ilgiausią trispalvę Lietuvoje, ją skiria sausio 13-osios aukoms ir gynėjams atminti ir sako pretenduojantys į Lietuvos rekordą. 1,5 metro pločio ir 200 metrų ilgio laisvės vėliavą miesto centru neša per 100 Antano vienuolio gimnazijos moksleivių. Nesuvokiu, koks gali būti jausmas tiems, kurie dalyvauja visam tam mūšyje ir gynė Lietuvą, Lietuvos vardą. O dabar tau koks jausmas? Man gera širdį. Geri jausmai, širdis va kraujas verda. Tokia, kaip čia pasakys, liaudiškas jausmas toks, tėvynės šauksmas. Idėjos autorius gimnazijoje dirbantis režisierius sako, kad Anykščių krašto bendruomenė šią vėliavą skiria sausio 13-osios aukoms ir gynėjams atminti. Kad mūsų visa bendruomenė susitelktų ir pabūtų kartu ir pagalvotų, kas yra Lietuva. Kad tai yra nemažas kraštas, bet didingas kraštas, nes mes dažnai tai pamirštame. Tai, kad tai yra jaunimo idėja, tai reiškia, jog jaunimas supranta, kas yra laisvė ir kokia jos kaina. Vėliavai sunaudota 600 metrų audinio, ji pasiūta per keletą dienų. Sėdėjome 5 vakarus, ten dirbau po pamokų per savaitgalį ten kaip visas dienas ir aš tiesiog tvarkiau medžiagą, ten klojau, panašiai traukiau ir tiesiog viską, kad gražiai nesusmėtytų. Pašventinta bažnyčioje trispalvė sausio 13-ąją į vėliavos pakelimo ceremoniją bus nešama Gedimino prospektu Vilniuje. Kaip ilgiausia vėliava ji pretenduoja į Lietuvos rekordų knygą. Visoje Lietuvoje prasidėjo sausio 13-osios 20-mečiui skirti renginiai. Šiandien Anykščių Švento Mato bažnyčioje pašventinta rekordinė 200 metrų ilgio laisvės vėliava, kurią pasiuvo Antano vienuolio gimnazijos mokiniai. Gimnazistai per Anykščius vėliavą nešė iškilmingą procesiją. Vidurdienį gigantišką trispalvę pašventino kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Pasak kunigo, iš tiesų jau prieš 20 metų trispalvę pašventino dabartinių moksleivių tėvai ir seneliai, budėjimu ir savo auka. Vėliava bažnyčioje bus saugoma iki sausio 12 vakaro, o sausio 13-ąją ji bus išvežta į Vilnių, kur bus nešama Gedimino prospektu į vėliavų pakelimo ceremoniją. Labas vakaras, panoramoje svarbiausia Lietuvos ir pasaulio įvykiai. Prie Seimo rekordinio dydžio trispalvė 200 metrų ilgio ir 1,5 metro pločio vėliavą pasiuvo Anykščių vienuolio gimnazijos bendruomenė. Į iškilmingą vėliavų pakelimo ceremoniją prie Seimo atnešta rekordinio dydžio trispalvė. 200 metrų ilgio ir 1,5 metro pločio Lietuvos vėliavos spalvų juostą pasiuvo Anykščių Antano vienuolių gimnazijos bendruomenė. Gedimino prospektu į iškilmingą ceremoniją nuo katedros aikštės iki Seimo rūmų ją nešė per 100 šios gimnazijos moksleivių ir mokytojų. Simboliškai prapleveno 200 metrų ilgio trispalvė. Vilniaus nepriklausomybės aikštėje tradicinę vėliavų pakelimo ceremoniją paįvairino 200 metrų ilgio trispalvė. Rekordinę vėliavą pasiuvo Anykščių Antano vienuolio gimnazijos bendruomenė ir renginį Vilniuje pavadino vėliavą prieš tanką. Gimnazistai, mokytojai, Vilniaus gyventojai ir sostinės svečiai atlydėjo trispalvę nuo katedros aikštės iki Seimo rūmų visų Gedimino prospektu. Vėliavų pakelimo ceremonijoje Seimo pirmininkė Irena Degutienė sakė, kad sausio 13-oji liko kaip įpareigojimas visuomet elgtis oriai ir kilniai. Po 20 metų barikadas prie Seimo pakeitė rekordinio dydžio Lietuvos trispalvė. 200 metrų ilgio valstybės vėliava Gedimino prospektu buvo atnešta prie kadaise Lietuvos širdimi vadinto parlamento. Nepriklausomybės aikštėje susirinko minia žmonių, o Seime skambėjo raginimai kurti sausio 13-osios vertą Lietuvą. Nuo Vilniaus arkikatedros iki Seimo žmonių nešama milžiniška trispalvė. Tai Anykščių gimnazistų ir mokytojų sumanymas pagerbti visus prieš 20 metų žuvusius, kovojusius ir iškovojusius laisvę valstybei. Sausio 13-oji tragiška 14 aukų nusinešusi diena, bet kartu tai laisvės ir nepriklausomybės šventė.
Laisvės gynėjų dieną Seimas vėl atviras ne tik aukščiausiams šalies vadovams, Seimo vyriausybės nariams, nepriklausomybės aktų signatarams, garbiems užsienio svečiams. Minint sausio įvykių 20-metį, į Seimą pakviesti žuvusiųjų artimieji ir sausio įvykių dalyviai. Minint sausio 13-ąją šiandien nuo katedros aikštės iki Seimo rūmų piliečiai buvo kviečiami nešti rekordinio dydžio Lietuvos vėliavą. 200 metrų ilgio ir 4,5 metrų pločio vėliavą nešė per 140 žmonių. Gedimino prospektas nusidažė simbolinėmis spalvomis – geltona, žalia, raudona.